Tai laba diena visiems, sveikinuosi iš Klaipėdos uosto. Gaila, kad jisai už mano nugaros ant sienos šiandien labai vėjuota, didelės bangos, tai turbūt negalėčiau to padaryti nuo vandens. Iš tikrųjų, man nepaprastai patiko Živilės chameleonas, tikiuosi jisai nufotografuotas kažkur kitur, ne Vilniui. Ir aišku, supratau, kad tom avelėm, jeigu jos Lietuvoje šitam kely būtų dar nieko, bet jeigu Australijoje ar Anglijoje tikrai jos patektų į keblią padėtį, nes yra netoj juostai. Aš turbūt tikrai dėkoju Virgilijai, dėkoju jums, kad pakvietėte į šitą konferenciją ir suteikėt galimybę pasidalinti iš tikrųjų tokių praktinių pavyzdžių, čia jau nebe teorinių, pasidalinti, kaip Klaipėdos uosto direkcija iš valstybinės įmonės perėjo į akcinę bendrovę. Tai labiau mano pranešimas ir bus toks remiantis tuo, kas pas mus vyksta, kas pas mus įvyko ir panašiai. Taip, metai eina į pabaigą ir daugelis mūsų klausia, sako, kaip jums ten sekasi, kaip jūs tuos metus ruošiatės baigti. Na ir visada ateina klausimas, kas pas jūs yra naujo. Žinoma, mes daug ką pasakom, kas pas mus naujo, kaip mums sekasi mūsų kasdieniai veikloj, mūsų infrastruktūrinių projektų įgyvendinime, mūsų aplinkosauginiuose reikaluose, mūsų rinkų naujų paieškoje. Visuose tuose dalykuose yra kasdiena, kas mus veja ir kiekvieną dieną, kur mes gyvenam. Bet aišku, viena turbūt iš tokių didžiausių naujienų 2023 metais yra tikrai ta, kad Klaipėdos uosto direkcija tapo akcinė bendrovė. Ir visada matyt, kažkokie tai pokyčiai turi tam tikrą priežastį. Šį kartą priežastis yra ta, kad visgi norime pakelti šitos įmonės kokybę ir matyt ištakos sieja tuos metus, tuos senus 2015-2018 metus, kada Lietuva tikrai dėjo didelės pastangas, kad tapti geriausio, turbūt gražiausio ir labiausiai vertinamo Europos ekonomikos klubo nariu, Europos bendrijos prekybos organizacijos nariu. Ir tada buvo iškelta sąlyga, kad Lietuva turi padaryti daug namų darbų, pakeisti daug įstatymų, maždaug turbūt buvo 60 jų peržiūrėta, pakeista, procesas buvo ilgas. Įvairūs įstatymai buvo paliesti, tai ir investicijų srity, ir korupcijos srity, ir skaidrumo srity. Ir aišku, viena iš tų sričių buvo valstybinės įmonės. Europoje nelabai turbūt eina suprasti, kas tai yra valstybinė įmonė, kodėl jinai turi būti, kaip jinai veikia. Visi supranta, kad įmonė turi būti ekonomiškai lanksti, įmonė turi turėti tam tikras galimybės lygiaverčiai su privačių verslų daryti verslą. Ir matyt, viena iš tų sąlygų buvo ir rekomendacijų ir Lietuvai, kad Lietuva turi peržiūrėti ir sumažinti valstybinių įmonių skaičių. Na ir šito ėmėsi susisiekimo ministerija, mūsų sektorius, ir tikrai mes praeitus metus padarėme tai, kad turėjome tapti akcinę bendrovę. Tai šitos Europos bendrijos prekybos organizacijos nuostatos, jos sako, kad valstybės valdoma įmonė turi atitikti tam tikrus principus. Tai pirmiausia, tai yra aiškumo principas, tai yra visi tikslai turi būti labai aiškus, tie tikslai turi būti deleguoti ir turi būti prižiūrimi tam tikrų organų, tam tikrų institucijų, kaip šitie tikslai yra vykdomi. Taip pat yra nepaprastai svarbu, kas turbūt yra labai svarbu visam verslui, visai veiklai ekonominiai tvarumas šiandien, kuris susideda iš ekonominės naudos, iš socialinių reikalų, iš aplinkosaugos. Bet valstybės valdomai įmoniai nepaprastai svarbu yra skaidrumo principas. Tai, ką mes darome, ką mes perkame, ką mes statome, kaip mes gyvename, ką mes parduodame, viskas turi būti aišku, matoma ir tai turi labai būti prieinama visai visuomeniai. Tai atitikti šitą principą ir žinoma, kad šitie principai būtų įgyvendinti, valstybės valdoma įmonė turi turėti stiprų antstatą, stiprią valdybą, kuri paprastai turi būti suformuota iš kompetentingų žmonių, kurie galėtų prižiūrėti įmonės veiklą ir padėti įmonei įgyvendinti šituos principus.
Iš esmės šitie visi principai veda į vieną, į tam tikrą siektiną rezultatą, kurį reikia pasiekti valstybės valdomai įmoniai, tuo pačiu žinoma ir privačiom, bet siektinas rezultatas yra kuo didesnė grąža valstybei. Tai neturi turbūt reikšmės, ar tai yra dividendais, ar tai yra sukurtų turtų, ar tai yra nauda visai visuomeniai. Tai turbūt atskiros temos ir atskiri klausimai, kurie gali būti aptariami, bet šiaip valstybės valdomos įmonės veikla turi koncentruotis į tai, kad būtų kuo didesnė grąža valstybei. Šituo atveju reikia padaryti pertvarką iš valstybinės įmonės į akcinę bendrovę ir pakeisti teisinę formą, reikia peržiūrėti visą struktūrą ir reikia būtinai padidinti įmonės efektyvumą. Įmonės efektyvumo padidinimas iš karto, suprantama, padidina kokybę. Šitie visi žingsniai paprasti kaip pirmoji klasiai. Kokybė užtikrina mums daugiau klientų, daugiau parduoti paslaugos, daugiau suteikti aplinkai tos veiklos, kurią vykdome, geresnį rezultatą ir tokiu būdu pasiekti didesnį pelningumą arba didesnę vertę ir visą šitą atiduoti valstybei, jeigu pinigai tai indėlis į biudžetą, kuris toliau yra paskirstomas valstybės reikmėm, jeigu sukurtas turtas, jis lieka įmonės vertė. Tai mūsų tas kelias 22 metais jisai nebuvo lengvas, įmonė yra visgi didelė, įmonė turi nepaprastai daug turto, bet mes susidarėme tam tikrą planą, žinoma, to plano laikėmės. Ir taip buvome ant tos ribos, visą laiką galvodami, ar mums tikrai pavyks per tuos metus padaryti viską, kas yra reikalaujama, kad valstybės įmonė galėtų pereiti į akcinę bendrovę. Ir turbūt pats sunkiausias dalykas buvo tai, kad reikėjo susiskaičiuoti visą turtą. Tai dar čia nebūtų turbūt labai sunku, bet šitas suskaičiuotas turtas turi atitikti turtą, kuris yra dokumentuose, buhalterijoje ir visuose kitose popieriuose. Tai šitas taip pat mums pavyko, nes paprastai proceso metu yra samdomas nepriklausomas turto vertintojas ir jisai vertinęs turtą nustato, ar iš tikrųjų tos atitiktys yra. Ir mums pavyko taip, kad mes turėjome tiek dokumentinį turtą, tiek realų turtą pagal rinkos vertinimą turėjome labai panašų, kuris leido šitą transformaciją padaryti. Tai tapome sausio 2 dieną šių metų akcinę bendrovę ir turbūt galėtų būti ir daugiau pokyčių elementų, kas įvyko tapus akcinę bendrovę, bet aš išskirčiau 3. Tai yra pirmiausiai, kad atsiranda naujos verslo vystymo galimybės, pasikeičia organizacinė įmonės struktūra ir aišku vyksta tam tikri teisiniai pokyčiai. Mūsų funkcijos iš esmės tapus akcinė bendrovė nesikeičia, jos išlieka tos pačios ir mes jų turime labai daug. Čia yra skaidrėje parodytos tik tai 5, bet jeigu paimtume visas, turbūt galėtume dauginti iš 10, jeigu ne iš daugiau, ir šitos funkcijos lieka, tai mums yra viena iš pagrindinių funkcijų užtikrinti uosto infrastruktūros vystymą. Čia išeina didžiausios mūsų lėšos, ar tai mūsų įmonės, ar tai biudžeto, ar tai europinių pinigų, kuriuos šiandien stengiamės iš tikrųjų paimti maksimaliai, kiek galim. Tai ta infrastruktūra turi būti tokia parengta ir pastatyta, kad jį užtikrintų bendrovės efektyvumą, užtikrintų uosto kaip tokio transporto mazgo konkurencinę galimybę būti pranešesniam su uostais esančias mūsų regione, nes konkurencija iš tikrųjų yra labai nepaprasta, labai didelė ir čia mes turime pataikyti ir vystyti tą infrastruktūrą laiku, įdedant tikrai labai milžiniškas didelės lėšas. Taip pat uosto direkcijos funkcija išlieka laivų eismo užtikrinimas uoste, viskas, kas vyksta uoste, koks laivas juda, kuris plaukia ar kuris sustoja, yra reguliuojama uosto direkcijoje esamos uosto kapitono tarnybos, kuri toliau turi savo padalinius kaip laivų eismo tarnyba ir kitos. Ir tas eismas turi būti užtikrintas, žinoma, dėl kelių dalykų, dėl saugumo ir dėl to, kad uoste veikla vyktų sklandžiai.
Tai čia yra gan didelė mūsų funkcija, didelis darbas. Taip pat uosto direkcija yra atsakinga už uosto teritorijos saugos priežiūrą. Teritorija yra didelė, virš 550 hektarų. Jeigu dar vandenį pridėtume dar, reikėtų 800 hektarų pridėti, tai ta teritorija yra labai didelė, bet mūsų tokia pareiga yra užtikrinti taršos kontrolę, tai yra mūsų rankose, ir taršos likvidavimas. Čia šita funkcija, aišku, kaip akciniai bendrovė yra truputėlį slegianti, nes didžiai dalim tai yra specialus įpareigojimas, kuris yra atliekamas iš bendrovės lėšų, negaunant už tai pajamų. O dabar kaip akcinė bendrovė mes turime ir vieną tokią prievolę, tiesiog, aišku, uždirbti daugiau, turėti tos komercinės veiklos ir iš visko paimti pinigus. Toliau viena iš funkcijų tikrai tokių labai svarbių lieka, tai ta žemė, ta infrastruktūra, kurią mes įrengėme, kurią paruošėme, tai ją išnuomoti, rasti, kas geriausiai galėtų ją išsinuomoti konkursų būdu ir kas galėtų, reiškia, sugeneruoti didžiausias pajamas mums kaip uosto direkcijai, ir šitą visą turtą mums reikia valdyti. Taip pat uosto direkcijos viena iš funkcijų, kuri yra jau, kuri egzistuoja, bet taip pat ją reikėtų labiau sukomercinti ir mes tą padarysim, tai yra informacinių technologijų sistemų priežiūra ir plėtra. Suprantama, kad veiklos uoste yra nepaprastai daug, krovinių daug, mašinų daug, laivų daug, visko labai yra daug, yra muitinė, yra veterinarija, yra ekspeditoriai, yra daugybė įmonių, kuriom reikalingi tam tikri duomenys, ir mes turime sukūrę tokią Port Community System, tai yra tokia uosto komunikavimo sistema, jos pavadinimas yra KIPIS. Tai šitoj sistemoje labai patogu šiandien visom suinteresuotom institucijom informaciją gauti vieno langelio principu, ir taip veikla yra labai suefektyvinta. Kokia atsiranda nauja funkcija iš tikrųjų, kurios kaip ir nebuvo, tai yra galimybė vystyti papildomas komercinės veiklas. Tai šitos galimybės mes kaip ir neturėjom kaip valstybės įmonė, arba ją turėjom labai dalinai, bet buvom riboti tą daryti. Taip pat neturėjom galimybės investuoti kitur, į kitas įmonės, kitas bendrovės, galbūt kitas valstybės, kas mums atsiranda galimybė. Taip pat neturėjom galimybės steigti dukterinių įmonių, kas taip pat mums dabar kaip akciniai bendrovė yra suteikta galimybė tokia ir teisė tą daryti, kurios taip pat galėtų atnešti naudos ir pelno. Ir turbūt esminis dalykas yra tas, kad turtas, kuris buvo anksčiau, buvo valdomas patikėjimo teisė, tai dabar yra jis valdomas nuosavybės teisė. Visas turtas, kuris buvo valstybės, jis perėjo uosto direkcijai, įstatinis kapitalas suformuotas iš šito turto, jis nėra mažas, sakykime, 500 milijardo eurų, be kelių milijonų. Tai jis yra gan nemažas. Tai va šitos naujovės, šitos esamos funkcijos ir būsimos mums atsiranda galimos. Kokios yra dabar tos vystymo galimybės? Mes sakom, tapome efektyvesni, lankstesni, ekonomiškai galim būti lankstesni, ir ką mes čia dabar darom. Tai per šiuos metus, žinoma, trumpas laikotarpis, daug dalykų reikia pasikeisti, pasidaryti, bet tiesiog nieko nelaukdami pradėjom kai kurias veiklas komercializuoti, tai labiausiai, aišku, iš to, ką mes turime. Nepatogu turbūt būtų įmoniai su 500 milijardų įstatinių kapitalų atsidaryti kioską ir prekiauti kažkom ten. Tai čia tegul pasilieka tas smulkusis verslas ir daug dieve, kad jam sektųsi. Tai mes tiesiog pasižiūrėjom, ką mes turime iš savo priemonių, kas galėtų būti komercializuota. Tai pirmiausiai laivyno paslaugos. Šiandien turim tokią galimybę, turime nemažai laivų, iš vis turime 7 laivus, dar statome 3 ir dar ketiname įsigyti dar keletą laivų, tai tas laivynas susidaro gan nemažas. Tai šiandien jau mes nuomojame laivus žmonių nuvežimui į darbo vietas, pasiekimui kitų objektų esančių uoste ar už uosto ribų, taip pat galimos ekskursijos žmonėm, jeigu kas nori pasinaudoti ir šiek tiek praleisti laiko
uoste, jeigu mes, aišku, tam turim galimybės ir laiko, nes naudojam tą įrangą, kuri yra skirta ir mūsų kasdieniai veiklai. Toliau mes turime nemažą narų komandą, tai čia yra visiškai specializuotas būrys, apmokyti žmonės, kurie atlieka veiklą uoste kaip uosto direkcijos naudai, bet dabar gavę šitą galimybę mes narų paslaugas pradėjom teikti kitiem. Jie leidžiasi prie laivų į dugną, apžiūri laivus, juos valo, prižiūri kitus dalykus pagal užsakymus, kas ką užsako, tie narai nusileidę ir padaro. Narai šiandien jau atlieka paslaugą ir prie didžiojo Independence LNG laivo, kuriam taip pat suteikia tam tikras paslaugas. Anksčiau mes, kaip uosto direkcija, kaip valstybinė įmonė, neturėjom galimybės atvykus į uostą laivui. Tiesiog būna tokių atvejų, kada laivai atvyksta, jiem nėra kur dėtis, jie turi kažkur tai palaukti, prisišvartuoti, ieškoti krantinės, nebūtinai ten, kur jie krausis, bet jiem galbūt reikia išsiplauti, ar panašiai daug reikalų kartais jie turi, tai jie turi kažkur rasti tokią vietą pabūti. Paprastai įmonės, verslo subjektai, privačios įmonės, jos ima už tai mokestį, tai dabar ir mes, turėdami keletą krantinių, kurios yra neišnuomotos, tose krantinėse teikiame tokią paslaugą ir už tai jau gauname pinigų. Lygiai taip pat sudarant kitom įstaigom, kuriom reikia išmatuoti gylius, dugną ir panašiai, mes turime tam tikrą laivą specialų, tam tikrus žmonės specialius, kurie atlieka batimetrinius matavimus. Tai yra tai, ką jau 23 metais tapus akcinė bendrovė darom ir iš ko jau spaudžiam, reiškia, tą pinigėlį. Kokios yra vystymosi galimybės, ką mes matom ateityje, tai pirmas vandenilio gamyba ir pardavimas, kas yra skaidriai, tai truputėlį kojos dreba, nes uosto direkcija niekad tokia veikla neužsiėmė. Čia yra visiškai naujas dalykas, čia yra, reiškia, gamyba kūro rūšies arba kūro nešėjo, tai gavome europinę tam tikrą paramą, pateikėm paraišką ir 25 metais, kaip uosto direkcija, manom pradėti gaminti vandenilį, kurį tieksime laivam, tieksime miesto transportui ir taip prisidėsime prie žalumo, prie tvarios ekonomikos. Tai čia yra mums toksai labai didelis iššūkis, aš tiesiog galvoju, kai jis pasiseks ir mes nemažai uždirbsime iš to vandenilio pardavimo. Toliau tą padarius mes turėsime jau ir savo tam tikrą patirtį, kur galėsime, reiškia, ją parduoti. Nekilnojamų turto projektai. Taip, yra teritorijų, yra galimybių ir galvojame eiti šiek tiek ir į šitą verslą. Tai radę tokią galimybę tikrai galvojame ateityje dalyvauti. Jo labiau, kad mes esame numatę pastatyti dar vieną papildomą didelę kruizinę krantinę, kurioje bus taip pat ir pastatas ir tam pastate įsikurs galbūt nuomininkai, daugiau bus galima dalykų padaryti. Vieną pastatą pastačius turbūt bevalgant ir apetitas didėja, tai galvosime ir toliau šitą veiklą plėsti. Tai yra kaip ir pavyzdys, labai geras yra Talino pavyzdys. Talinas vieną iš savo strateginių krypčių turi nekilnojamo turto vystymą. Žinoma, jie turi nemažai žemės, jie kažkada tą žemę užsigrobė Talino centre, užsigrobė gal grubus žodis, bet jie turi tokią ir pasinaudoja. Laivų atliekų surinkimų, uosto direkcija yra įpareigota, bet kokiu atveju šitą paslaugą daryti, bet mes šiandien samdom rangovą, kuris atlieka paslaugą, bet nusprendėm, kad atliekų surinkimas yra geras biznis, kad jisai turi būti labai užtikrintas, nes atvykus laivui į uostą ir tos paslaugos nepadarius, mes labai nukentėtume reputacinę prasme ir kokybiškos paslaugos prasme ir laivai tokio uosto tiesiog vengtų. Šiandien yra situacija tokia, kad nėra daug tokių rangovų ir mes nutarėm, dabar jau statom laivą. Laivą turėtume pastatyti 25 metais, varoma tuo pačiu vandeniliu ir elektrą ir surinkinėti iš laivų atliekas patys ir iš to uždirbti taip pat. Yra laivai, kurie reikalauja tam tikrų paslaugų, tai atvežimų, tai komandų išvežimų, tai maisto pristatymo ir taip toliau, tai galbūt ir šitokia paslauga galėtų būti ateityje. Labai aišku, daug dėmesio teikiame šitom informaciniam technologijom, kur norim išplėsti ir jas komercializuoti, norime padaryti įvairius
uosto dvynius, kur dabar visi aiškiai žinom, kad dvyniai leidžia veiklos efektyvumo padidinti iki 40%, net daugiau. Tai mūsų tikslas yra ir šitą padaryti, ir po to komercializuoti. Taip pat vienas iš tikslų yra plėsti, kadangi jau galimybė atsirado geografinę plėtrą, investuoti į kitus uostus, į kitas bendrovės. Ir manau, kad tai pasiseks labai gerai pasvėrus. Na, patirtis uosto direkcijoje infrastruktūros vystyme labai didelė, tai konsultavimo, uosto įrengimų paslaugos galėtų būti taip pat taikomos. Taip, tai ir būtų veikla, organizacinės struktūros pokytis. Iš tikrųjų, pokytis organizacinės struktūros tas, kad mes turime kaip visuotinį akcininkų susirinkimą, tai yra 100% priklauso valstybei, priežiūros rolę atlieka Susisiekimo ministerija. Dabar turime stebėtojų tarybą sudarytą iš 5 narių, 5 narių iš dirbančių įmonėje valdybą ir toliau generalinis direktorius su visa struktūra apačioje, kas yra. Tai iš tikrųjų šitas pokytis yra gan nemažas, su juo reikia apsiprasti, bet manau, kad jis kokybinį lygmenį pakels ir įsitraukus žmonėm, kurie sudaryti iš nepriklausomų narių, tikrai mums atneš naudos ir galbūt, ko ir yra siekiama valstybinę įmonę paversti akcinę bendrovę, tai yra kuo pasiekti mažesnę politinę įtaką bendrovės veiklai. Taip, vykdant šitą visą procesą, tai visada, bet koks pokytis, čia turbūt niekas nepaprieštaraus, bet koks pokytis sulaukia pasipriešinimo, nesvarbu, koks jis būtų. Sakau, po žiemos ateina pavasaris, visi sako, kodėl jis atėjo vėlai, kodėl jis per šaltas ir panašiai, tai visada to atsiranda ir čia yra dešiniai pusėje keletas pasakymų, kurie iš vidaus, kad niekas nepasikeis, tik tai sutrumpės raidžių pavadinime, kad reikės daugiau dirbti ir mažiau reiškia uždirbsim, bet šitą problemą sprendėm per vidinę komunikaciją, per susirinkimus, per naujienlaiškius. Toliau mes, aišku, labai akcentavom ir rodėm, kokios tai yra ateities galimybės, kad atsiranda naujų veiklų, kad tai yra perspektyva tikrai kitokia ir mes būsim lankstesni ir darbuotojai galės į tą įsitraukti. Na, darydami praeitų metų kalėdinį vakarą yra tradicijos, pas uostininkus tradicijos labai gilios yra, tai kalėdinį vakarą visgi darėm ir jį pavadinom ABA, kur pirmusios raidės AB, nu toliau ten bus ateitis ar kaip, aš jau net nebeprisimenu, bet tokį vakarą turėjom komunikuojant su vidum, kaip šitą pokytį reikėtų priimti. Iš išorės pasipriešinimas taip pat labai didelis. Visko mes čia girdėjom, kad čia yra privatizuojama, kad čia tuoj bus įmonė nupirkta, pelningai dirbanti, išdraskyta, viskas atiduota, išporceliuota ir čia bus tuščia vieta, reiškia. Nieko neliks, tai daug visokių žiniasklaidos priemonėse buvo vertinimų ir pasisakymų, bet tikrai aktyviai darėm išorinę komunikaciją žiniasklaidoje, ėjom, aiškinom, pavyzdžiais rodėm. Pati didžioji baimė buvo uosto bendruomenės, kad uosto direkcija atėjusi turėdama visgi, turbūt didesnės galimybės ir kaip valstybės valdoma įmonė, tai kad neperimtų veiklos, kad netolygiai sukonkuruotų, nepradėtų daryti tai, ką daro įmonės, sakysim, nepradėtų čia traukti krovinius ir visa kita, tai mes raminom ir sakėm, kad tikrai mes to nedarysim, mūsų reikalas yra kurti naują veiklą. Na ir kokia įtaka kokybė, aišku, uosto paslaugų didėjimas, jų kokybės gerėjimas mums užtikrina konkurencingumą, sumotyvuoti darbuotojai, kad per naujas veiklas jie galės daugiau įsitraukti ir tuo būdu bus jų darbas efektyvesnėj organizacijoje, jie galės daugiau generuoti savo idėjų, rasti save, kur panaudoti ir panašiai. Santykis su verslu, mes verslui tikrai pasakėm, kad nebenorime būti tuo glostumų avinu, kur tik tai reiškia, mes galime pritart, nepritart, bet mes norime būti lygiaverčiai, norime derėtis, už paslaugas taip pat norime gauti naudą, norime gauti grąžą, tai turbūt ir vertinimas tada yra kitoks, kada kalbasi lygiaverčiai partneriai
Na ir santykis su politika. Tikimės, kad politika įmonėje turės kuo mažiausią įtaką, o įtaką daugiau turės verslas. Tai va, tai aš turbūt įtilpau į laiką ir va toksai, kas įvyko pas mus per tuos metus ir truputėlį, ką galvoju, kas įvyks ateinančių laikotarpių. Ačiū Jums. Puiku, labai ačiū Jums. Iš tiesų nuoširdžiai labai smagu matyti, kaip šitas pasikeitimas atidarė Jums strateginių lygmenių tiek daug galimybių. Labai linkiu, kad Jums ir pavyktų jas įgyvendinti. O mes turim keletą klausimų iš auditorijos. Visų pirma, Aurelija nori pasmalsauti, kas Jūsų nuomonė trukdo kokybiškai dirbti ir duoti grąžą valstybiniai įmoniai, tai, kuri nėra perėjusi į AB statusą. Tai tikriausiai tai yra, kad valstybinė įmonė turi daug barjerų, kurie neleidžia, aš paminėjau pradžioje, neleidžia kurti dukterinių įmonių, neleidžia vystyti kokios tai daugiau komercinės veiklos, neleidžia būti lankstesniem. Mes dabar tikrai turime daug atvertų vartų, dabar reikalingos tik tai idėjos, reikalingas optimizmas. Žinoma, nėra nieko paprastai daryti, visur reikia vertinti riziką ir panašiai. Tai valstybės įmonės jos ta teisinė forma, jos yra apribotos, jos daug ko negali daryti, todėl kad yra valstybinės. Aišku, mums reikia suprasti, mes irgi tų ribų turim gan nemažai ir mes sakysim, kaip komercinė įmonė galbūt galėtume ir galvoti apie žmonių mažinimą ir panašiai. Bet kaip svarbus valstybėje objektas, strateginis objektas pirmos kategorijos svarbumo, tai taip pat turim daug tų prievolių ir aš, kaip minėjau, turim specialių įpareigojimų. Bet kaip valstybės valdoma įmonė, jau nebe valstybinė įmonė, aišku, mes tenksimės kuo mažiau tų specialių įpareigojimų turėti ir daugiau turėti komercinių įpareigojimų. Tai žodžiu, Aurelija, šiek tiek mažiau teisinio reglamentavimo, šiek tiek arčiau įprastinių komercinių veiklų. Ir taip pat turim Živilės Kindurytės, mūsų pirmosios pranešėjos klausimą, kad labai džiugu girdėti apie Jūsų pokyčius ir norisi paklausti, kaip vertinate jų įtaką įmonės veiklos rezultatams, kada jie leis greičiau sukurti daugiau pridėtinės vertės. Ir kai 22 metais turėjome Jūsų auditą dėl jūrų uosto infrastruktūros valdymo, kai kurie pokyčiai buvo suplanuoti jau 25-32 metų laikotarpiu. Labai konkrečiai Živilė čia klausė Jūsų. Jo, aš aišku, tų skaičių čia neturiu po ranka, kiek ten mes valstybės kontroliai prisižadėjom, čia draugavom ilgai, turbūt metus laiko, jeigu ne mažiau, ne daugiau. Tai iš tikrųjų ten ir rekomendacijų prirašyta valstybės kontrolės ir tas rekomendacijas vykdom ir stengiamės jas įvykdyti. Taip, šiandien yra klausimas tas, iš tikrųjų, kad tapus akcinė bendrovė, kad tos pajamos bus sugeneruotos ir aš rodžiau, kiek veiklų. Šitos veiklos jau šiandien pradėtos duoda savo piniginę naudą ir grąžą. Naujos pradėtos veiklos duos taip pat papildomą piniginę grąžą ir naudą. Iš esmės, turbūt šiandien didžiausia problema yra, kad visgi uostas yra įtakojamas, labai įtakojamas geopolitinės situacijos. Mes šito pakeisti negalim ir kartais, jeigu mes pradėsim žiūrėti į galutinius skaičius, kiek uosto direkcija sumokėjo dividendų valstybei. Mes galim pamatyti, kad tie skaičiai sumažės ir aš esu įstikinęs, kadangi pati krova, pats pagrindinis verslas, kuris vyksta uoste, ne dėl uosto kaltės, ne dėl jo kažkokių tai nesugebėjimų šiandien tikrai sumažėjo. Ir tam reikia tam tikro laiko, kad transformuotis, kad tą pradėti daryti. Vienas, aš manau, iš esminių dalykų, kuris turės labai didelį įtaką ir pajamom, tai yra 25 metų gale mes turime įrengti infrastruktūrą vėjo jėgainių surinkimui, absoliučiai nauja veikla, įdarbinti mūsų klientai, mūsų įmonės, kurios yra išsinuomojusios šitą teritoriją, ten susikurs, manau, daugybė darbo vietų ir bendroji sumoj, jeigu tai nebus krovos rezultatų atneštas pelnas, tai pelnas atneštas pridėtinė veikla. Tai aš galėčiau atsakyti taip, neturėdamas skaičių, galbūt skaičiais nepakomentuosiu. Bet iš tikrųjų labai galiu Jums paantrinti, kad statuso pakeitimas, jisai atidaro duris, bet dar reikia labai daug žingsnių nueiti. Žmonės lieka tie patys, kompetencijų reikia pritraukti, veiklas išvystyti, bet tos duris jau atsidarė. Taip, Algi, labai Jums ačiū už įdomų pranešimą, tikrai buvo smagu pasmalsauti, kuo ten Jūs esate gyvi.